Skambinkit į telefoną gal davai ką. Ne. Kavytę geriu. Atsikėliau ką tik. Kavos pagersiu biškelį. Kokio 9 gal kelsiu, jau skaityti knygų. Kai reikia knygas skaityti, labai smegenys atgyvina. Reikia skaityti knygas ir labai didelį laimėjimą tada. Ir pas tave galvoje, ir pas tave kūne, ir pas tave gyvenime. Būtinai. Aišku, gal yra žmonių, kurie ir be to labai wow, jaučiasi gyvena ir gali. Man reikia mankštinti smegenis. Jeigu ne, tada man blogai būna. Okay, girls. Hi. Let's make a battle, girls. Hmm? Let's make a battle. Russian, English. What language? Where are you from? Russian boy. Are you Russian? Nice. And you? We're from the States. Hey, D, welcome in. Very lazy girls. Huh? Very lazy girls. How are we lazy? Yes. How? What you have done in your life? You have business created. You have education. What you have? What you have? You adult. You should have something. If you girl. Ką žiūri, gaidi končinas, tu kaip pisiu iš kojas į ateitį, tu pabaigsi. Alkata končina. Sabakos. Ai, tai tokius amerikonis ciganas kažkokius. Amerikietis iš Lenkijos turbūt. Dūros. Nu, aš biški blogai, biški toksai atrodo, toks pavargęs biški kažkoks. Toksai. Ateikite langelis, paskambinkite telefoną, Vadovai. Ai, tu kažką esi ten vadina, aš sakau, aš labai nekenčiu tokių žmonių, kur lemba. Per daug iš savo stato tikrai. Nėra ką pradėt, nieks į langelius neina, nieks neskambina. Leviausias laivas gyvenime, kokį dariau čia. Leviausias laivas gyvenime. Neskambina, nieks į langelius neteina. Jūs daunai ar kas įmė? Bendraukime, plepėkime, šnekėkime. Kas yra? Malkų norit gal drakojus norit? Kad aš atsibodau, visi mačiau grįžu, žinai, kiek laiko? 6 metai. 6 metai jau nusibodęs, bet kaip gyvenu, nerealiai jo miegi jau laipsniai gidrai kapojo. Su babuinais. Ką aš manau, nusenė, tai psichinis žmogus, kuris nieko neturi, kurį aš iškėliau, bando dabar visai tų koinsų gaut. Ir valkatauja tik tokį ir prašau koinsų, na. Dūra končinoje. Ir viskas. Aš didesnė legenda už Miyagi. Kas tas Miyagi? Dainų sukūrė ir tiek. O kas legenda yra? Legenda yra tas, kuris wow. O aš esu wow. Miyagi prieš mane pietuchas. Taip, nu. Nu, kaip sakant. Labai talentingas verslininkas, labai nerealiai. Nu, ir dieną bendravau, ir naktį bendravau, ir ryte bendravau.
Užmigau kažkaip, tai aš kokią 11 atsijungiu, kaip pelė končina. Kaip žiūrkė končina. Atsigyriau 3 nakties. Ir štai mes 6 jau čia. Nu, mėgėjas aš pasidarbuot, mėgėjas, kadangi lengvas darbas, atlyginimas motyvuoja. Ir misija tokia pas mane, kad linksmin žmonės. Tai to pačiu ir save pralinksminu dar. Nežinau, tik tiesiog gerai aš padariau, kad aš šūdus valgiau, kaip jūs galvojat. Jau suvalgiau, jau viskas jau. Jau yra kaip yra. Jau biškai pradedu gailėtis, nes jau visi vien tik apie tos šūdus išnekam. O kodėl aš o kuo aš skundžiuosi? Tai aš skundžiuosi tik ties gyvenimo nelaimėm, tai o ką man džiaugtis? Nežinau. Daug draugų praradau, kai šūdus pavalgiau šūdus, labai daug kas nusisuko, Nu tada tokie draugai, tokie draugai. Ai, kad ten filmų prisižiūrėjai su tuo panetkėm, tipo, dieve, tu mano durnelės. Pamirškit visos panetkės, bandykite išgyventi geriau, bandykite į priekį gyventi. Nėra toks jau baisus skonius to šūdų. Kaip maistas iš šiknos. Silkė tikrai šūdai skaniau 10 kartų negu pūdytas silkė. Pūdytas silkė ten iš žiauro. Ten druska, supūvusi žuvis, o šūdai ką, tai tas kebabas tik iš šiknos ir viskas. Vis nelabai galima grindus valgyti. Kokia nuomonė apie 3 litrų atlas, senok? Nežinau, kas tas 3 litrų atlas. Nežinau, kas daunai, nekaifuoju aš jau porą mėnesių turbūt. Mėnesį gal. Ir viskas, nekaifuosiu gyvenime jau geriau. Kažkaip filmuotis, kontentą kurt. Maitintis gerai. Jokios dėl ko aš čia. Visur triochalas, kuris suvalgytas kaziolai, ten čia ubagai aplinkui, nafi. Su tokiu virchu, kaip aš Lietuva nelabai ryžia turbūt. Atsigavęs, sportuoju, daug vitaminų geriau maitinuosi, belia kaip stipriai, sočiai, maistingai. Dabar su Alban lauksim kontento, kada liks iki jo. Kai kačiuką valysim gal. Reikia nulėktas, reikia nulėktas. Здравствуйте. Приветик. Сыграем? Ну, давай, если хочешь. Давайте. А у вас никнейм Майбах. Вы работаете на Майбахе, да? Я имею машину Майбах. ГЛС. Так, классно. За $600 000. Ого. Нормально. Что, я тебе бомж? Николай, Рина, спасибо большое. А где Виктория, эта малолетка? Виктория дома. Рина, спасибо огромное за хобот. А вы с ней никого не делали? Спасибо большое. Нет. Привет всем. Шучу. Ребята, стучим, пожалуйста. Здорово, братуха, тебе от Литвина привет. Да, конечно, легенда. Ты Литвина видел, хочешь сказать. Так, подождите секунду. Что мне не нравится. Конечно, блядь. Как ребенок. Какая сейчас с вами шляка? Ну, а ты ж научился, чувак.
Labas rytas. Na, labą rytą, Rasytę. Labuka. Kiek metų? 26, bus 27. Tai jau pats gazas, kaip sakant, pasikapoti, pasipisti. Nu, sorry, bet aš ištekėjus. Tai ką jis visada paskui tave sekioja? Nu, ne, bet aš ištekėjus ir turiu vaikų. Tai vaikai darželį bus, vyras darbe bus, o aš ant Viagros gėlėm. Ne, pas mane tokie dalykai nevyksta gyvenime, jeigu ką. Tai kad tu lesbė? Ne, aš ištekėjus už vyro ir turiu 3 vaikus ir tu man aiškini, kad aš lesbė, nu, biški pasigydyk. Jokauju, atsiprašau, ne. Pasigydyk, sako. Ne, nu aš tave stebiu, tu įsidarbiniai, tai čia tavo gyvenimas, aš tai pavyzdžiui tavo gyvenimą nesikišu. Nu, kaip sakant, aš esu verslininkas, nuomonės formuotojas ir mano darbas yra jo. Malonu, kad tu verslininkas. O tu, kaip sakant, tu paprasta darbininkė. Ir dar nėščia. Ne, aš nenieščiau, aš auginu vaikus, ar man užtenka, kiek aš jos turiu. O kaip tavo vyras reaguotų, jeigu tu nuomonės nėščia būtų? Ne, aš tikrai su to vyru nesiguli į lovą. Nu, jeigu kažkaip atsitiktinumo dėka, kažkaip tai būtų. Ne, niekada gyvenime. Su kitu vyru ne. O jeigu aš tave miegančią atbaladočiau? Tu net nežinai, nei kur aš randuos, nei kur aš gyvenu. Nu, Tai jeigu tau be šansų, vaikinė. O jeigu aš eičiau ir tu stotelį miegi, ir aš užlipu ant to. Aš stotelį nemiegu, aš turiu namus. Supratau vienu žodžiu. Tai visai nuostabi boba, visai draugiška boba. Šiaip aš ne boba, jeigu ką, aš normali moteris. Kad tu čiuvakas? Ne čiuvakas. Tu žinai, bandai čia prisikabinti, pavaidinti ahujieną kažkokį verslininką. Tu, galiu pasakyti, tik toko konsų čiulpiukas. Va, ką aš tau galiu pasakyti. Tiesiai šviesiai. Nu, nieks tau neuždraus tokios nuomonės turėti. Neįžeidytų manęs šį kartą, galvau kažką baisiau užstumusią. Ne, aš tikrai neįžeidinėjau žmonių, nes tu toks pats žmogus kaip ir aš. Nors viena pripažinau. Tu Klausyk. turi savo gyvenimą susikūręs, ką tu nori, tą darai, tu už savo gyvenimą pats atsakai. Taip, bet supranti, mes darom laivą jau 3 minutės ir aš dar ne kartą koinsų neprašiau. Tai koks aš tau koinsų užpirkau? Ką? Kaip? Sakau, mes darom laivą 3 minutės, aš dar koinsų ne kartą neprašiau. Kodėl tu mane vadini koinsų auką? Dėl to, nes tu įsidirbinėjai, aš tave Instagram'e seku, ką tu ten išdirbinėjai, tai Nu ką tu matei, pasakyk, ką tu matei, kas tave sugrėtė. aš nesakysiu, aš tikrai visi žmonės, kas tave seka, sakau, man nereikia net tave sekti, man atsiunčia. Nu, tai gerai. Tiesiog pažvengčiau, man tokie dalykai nelimpa ir, tu esi žmogus, ką tu darai, tavo reikalas. Ačiū bent už tiek. O matai, kaip į kelnes myžau? Mačiau, viską mačiau. Matai, kaip šikau kelnes? Mačiau, man tu žinok išlikštu. Bet tu dėl pinigų tą darai. Pinigų ir visuomenės dėmesio, nes esu sukčių auka. Tai siekiu, kad sukčiai būtų nuteisti kažkaip tai. O tai kodėl su ta Giedrė jau nebūni? Pabėgau, kurva. Kodėl neištvėri? Per daug duodi ar per mažai? Pasinaudojo ir pabėgo. Ta prasme tavim pasinaudojo? Be abejo. Eik tu savo, tai tave galim naudotis, eina savo, nežinojau tokių dalykų. Tai ką tu manai, kad aš esu? Aš esu verslininkas, nuomonės formuotojas ir mano darbas yra jo. Tu žinai, aš tave galim naudotis, eina savo, nežinojau tokių dalykų.
Kai aplinkui vieni bomžai, ubagai, netalentingi žmonės, tai ką daryti? Nu, tai tik naudotis tokiu kaip aš. Protingų, išsilavinusių, gabių, pasiturinčių, sėkmingų verslų. Mhm. O tai kiek univerų baigęs, ką verslininkas? Vieną beveik baigiau. Vieną kalendorių? Aš studijavau Vilniaus universitete apie 3 metus. Ką studijavai? Istorija, ką daugiau. Supratau. O tu išsilavinimą turi kažkokį? Taip, aš pedagogiką baigus. Tai mokai pricepus? Aš vaikus mokau su spec poreikiais. Tai autistus? Tai visiškai teisus. Nu, pagarba už tokį darbą. Taip, nes aš myliu vaikus. Ir noriu jiem padėti. Nu, o aš, pavyzdžiui, kaip darau laivus, man vaikai skambinėja, jie man grasina, visaip išvadina mane, siuntinėja visur. Tai tu supranti, aš tau galiu pasakyti vieną dalyką. Tau skambina dėl to, kad tie vaikai, kurie skambina, tai čia yra tėvų atsakomybė, kaip jie elgiasi. Ir tėvai atsako už tokį vaikų poelgį. Nu, tai taip, tiesiog sakau, kad tai labai jau naglį vaikai šiais laikais, labai naglį. Taip, aš sutinku su šituo. Nu, aš anksčiau naglėdavau kažką mažas, tai malkų gaudavau, apsirindavau. Dabar jie daro, ką nori, visiškai visagaliai. Nu tai taip, jie gali ir mamą supjaustyti, gali ir mamą sumušti, gali ir sudaužyti, supjaustyti. Bet ką, nes yra vaikų teisės, dabar ne tėvai vadovauja, o vaikai nurodinėja tėvams. Ir jeigu vaikas negauna tai, ko jis nori, jis iš karto skambina vaikų teisė. Dabar jau pasikeitė laikai, nes 21 amžius. Negyvenam caro Rūriko laikais. Nu, tu gal negyveni, aš tai tikrai gyvenu iš vis blogiau negu caro Rūriko laikais. Kodėl? Nu tai kiek tau grinai metų? 34 man. Ir tu gyveni caro Rūriko laikais? Tai aš jokių teisių neturiu, su manim daro kas ką nori. O jeto, tu atsakai už save, tavęs negali daryti, ką nori, nebent tu taip pasireiški, kad gali iš tavęs daryti, ką nori. Oi, žinok, nenoriu net gilinti, žinok, tikrai daug nusikaltimų yra padaryta prieš mane. Pavyzdžiui, policininkai visokie ten kyšius ima, gydo nusikaltėlius, kurie mane skriaudžia, tai čia nafik. Galiu jo, su tavim sutik šito dalyko. Baisu, tikrai baisu. Jo, tikrai, galiu pasakyti, teisėsauga mūsų Lietuvos, tai tikrai yra apsileidus, kiekvienas, pavyzdžiui, nori kyšį, kad ir sustabdau, pavyzdžiui, mašiną, laukia, kol kyšį duosi, bet neturiu ko prisikabinti, bet vis tiek bando prisikabinti. O nuvažiuok į užsienį, taip tikrai nėra. Gerai, keičiam temą, bet ne apie šitą Lietuvą končiną šnekėti nafik. Ar esi ėmus ant dančio savo vyrui? Aš tokiam temom čia nešneku. Mes esame suaugę žmonės, Gabrielė. Bet aš tiesioginiai transliacijai to neatskleidžiu. Tai tu esi traumuota? Ne, aš tiesiog nenoriu savo asmeninio gyvenimo atskleisti. Tai kokia tu tiktokerė? Aš paprastas žmogus, aš ne tiktokerė, aš savęs nelaikau tiktokerė. Įdomiai tu čia varai. Va, kad tu tiktokeris, tai jo. Nu, aš tai jau tikrai, kad konkretus tiktokeris. Verslinas, achuienas. Tikrai yra dideli pasiekimai, yra dideli rezultatai, yra didelės peržiūros ir, kaip čia pasakyti, didelis pripažinimas. Tai malonu, kad turi ir sekėjų, ir peržiūrų. Sveikinu. Ačiū, tikrai yra daug ko sveikinti.
Nu tai tu darai, kas tau patinka. Galėjau aš tave dominu pabiškiu, ar ne? Ne, visai ne. Na jau jeigu... Gali Giedrę kabint, bet tik ne mane. Šalava. Kaip kam? Tu esi šalava. Tai gerai, pasižiūrėk į save, koks esi. Vaidina huieną verslininką ir čia valgo šūdus labai, tu galvoji pasikeli kažkuo. Aš ne iš gero gyvenimo šūdus man už tą dar kartą sakau. Nu tai, blet, visi mes žmonės esam ir... Sorry, bet aš su tavim tikrai nežaisiu. Tai piski iš valgo tą. Dūra kažkokia. Trauma. Skambinti telefoną, nu, tai numeris prašytas sienai. Ai, kažkaip ten nafik čia. Nėra apie kažkiek su jom. Tu bus bombus užtraumuotas. Vaidina iš čia kažką. Markai labai gražiai pasakėjai. Už tai follow. Davai. Įjung šviesą. Sveikas. Sveikas, seniukai. Ką tu? Įjung šviesą. Nieko. Здорово, Lauris. Sveikas, seniukai. Ką tu? Nieko, sakau, grybai. Nieko. O, seniukai. Ble, čia įsijungęs tavo laivuką. Nebėg, seni. Ką gero, na? Seni, kuo taip anksti nemėgi? Nežinau, hormonai gal. Kaip, pala, seniukai biškį neštik, tiek dabar. Va, dabar gerai. Kaip sakai, seniai, negirdėjau. O hormonai čiūja. Ai, hormonai čiūja, ne? Nu, blėt, seniai, kurva 6 valandą, nahui, laivukas. Bet jau mane miego traukia. Nu, tipo, viskas tvarkai. Seniai, žinai, ko reikia šauti, kad ant miego netrauktų? Ko? Seniai, proteiną, nu. Ne, ko geriau čia. Tai ką jūs apsikaifavę? Seniai, o ką tu galvoji? Nu, seniai, esam prigėrę durni. Ne, kur aš nusišniu. Geriau čia. Girdė, Laurinai, turiu tavęs klausimą, na? Karočią, eitų į kaip suderinti, nahui, kad į mano šventę atvažiuotum, ne? Įmanoma būtų? Senė, aš su tavim rimtų pokalbį kalbu. Aš tau žmogų viskas tvarkoj. Girdė, kiek tu už valandą įmeti po pabuvimo vietoj? Kur, klausiu, Gabrieliu, klausiu, kur, 4 kartą, kur, 5 kartą klausiu. Tai seniai mėgi, nahu, seniukai, ne, bled. Kur? Bled, Tauragės apskrityje. 109 eurų kažkur. Nu, už naktį, ne? Ar už parą? Iki valandos. Ar už valandą? Seniai, nu tai tu pasakyk. Nu, sakau, iki valandos pitukas, ar tu girdėjai, ką aš tau sakau?
Ką tu, kurva, хуєлė, ne? Только tu kurčias, kažkas Kurva, rimtas. 107 eurų už valandą? Nu tai man važiuot pirmyn atgal 4 valandas ligonį, tu končinas. Kokį tu, kurva, 4 valandas, ką tu, kurva, končinis asilė, nahu, šneki čia? Niūkink, tu Blet, seniai, tu nusišneki, nahu, 2 valandas važiuoti tau. Nešiosiu galvą nuo valkatą. Kaimėti končinas. Davai, tik čia nahu, seniai. Ne, karočią, normaliai bazarinam, nahu. Davai, seniai, paderinam kažką pigiau, nahu. Nes man reikia savęs baliui. Ką tu pagalvosi, seniai? Nu tai parašysi, Neturi man apie ką. pagalvosim, pažiūrėsim. Valkatą. Ne, seniai, girdai, už valandą 108 eurų. Neperšalai galvą, kur gal tu prie minus 20, karočią dirbai kokiam ledinė, nahu, jie. Sakai 8 eurų? Nes čia biški seniai nepratingai šneki kaip Maybach. Nu, ble, seniai, aš tave gerbiu kaip, nu, aš nežinau, tu žmogus, bet, nu, kaip žmogų gerbiu, žinai. Gerai, klausyk, 8 eurų. Bet, karočią, seniai, 108 eurų, karočią, už valandą. Ble, čia seniai, kurva. Tai palauk, seniai, palauk. Daug sriubos Tai davai turi valgyti, nahui, dar 20 eurų. 20 eurų tinka? 20 eurų už valandą, ne? Jo. Bet Nu, tai sąlyga va, dar o viena čia yra. yra kita kalba, žinai. Bet sąlyga dar viena yra. Ką? Viena sąlyga. Kokia sąlyga? Kad galėsiu tavo močią Nu, atšert. tai klausau, seniai. Kad galėsiu tavo močią laiptinėje atšert. Ne, tu nusiveši. Tai aš jau Ne, seniai, šėriau ją. tu nusiveši mane pas savo mamą. Aš jau šėriau tą Ja, čersiu už dvacoką, nahu, davai, seniai. Žiūrėk, ne, seniai. Aš, karočią, atvažiuoju pas... Nu, tu mane atsiveši pas savo močias. Aš ją atšeriu ir dar mano gimtadienį pabūni už dvacoką, ne? Tipo, nebūtų vargę, ne? Ir tave dar atšėriu. Kaip gaidį, kaip utelę. Tai tu suka, seniai, kur per tą pilvą, seniai, nematai, nahu, savo špunčtelę, kur, seniai. Ką tu kalbė, seniukai? O tu... Ble, seniai. Seniai, aš netyčia ant tavęs širdutę net paspaudžiau, kurva, žiūrkėtų. Oi, atsiprašau, seniai. Sigma boy tiksliau, ble, kaip čia kitai pasakiau, žinai. Davai apibendrinant, tu čia man akių nedraskysi iš pačio ryto, žinok. Ne, tai seniai, aš dėl to ir užsakau nahu čia, karočią, tavęs paklausti, kiek tu norėtum už valandą, žinai. Nu, Bet 108 eurų. Nu, aš pas gaidžius Seniai, tu nevažiuoju. durnas nahu. Eina iš nafig. Hello. Hi, Speak in English? English, yes. And Russian? No? No, I am not from Russia. So, what's your name? I love Russia, but I don't from Russia. What's your name, girl? What's your name? My name is Naya. Look, Naya. Turkish girl. What? Turkish girl. Arabic. Syria. Yeah. Very nice. Thank you. Do you happy that Assad is fall down? Do you happy that Assad is gone from Syria? Yes. How do you think for who belongs I to don't you? live in Syria. I live in Holland. Because I don't. I think so. I I think don't. so. I Yeah. think so. How do you think Crimea is for who? For Ukraine or for Russia? I don't understand you. Crimea? For who should belong Crimea? I love this and this. Russia and Ukraine. I love two. Do you have a boyfriend? No.
Maybe you're interested in taking to the mouth. I don't need boyfriend. How long you in Holland? Where do you live in Russia? I'm from Russia, like 100 kilometers. I live in Holland 6 years. Yeah. يقبرني المترجم. And what do you miss in Syria? Arabic countries. Always beautiful. Everything is closed in the night. In Holland, everything closed only 6 hours. There you can every day in a restaurant in the evening. Shisha bar, disco. Where do you work? Huh? Where do you work? I don't work. I study. Do you work? I'm businessman. Nice. So you're receiving benefits? ما انت business. You will sleep. Are you receiving benefits? I'm asking. Дура конченая. I don't understand what? You receive benefits or no? شو عم يحكي يا شاوي؟ Сказал, что шалава только офигела. شو عم يحكي؟ ما حبيت هذا المخلوق. Hello. Hello, Pepper. Много. Live already? Хорошо. Слушай, الشاب المهين. نام شوي إذا بدك نام احكي مع السبيح إذا بدك. إذا مليت أو نعطيك.